važiuojam sekančios Lietuvos Lenkijos sienos. Istorinį pasakojimą. Arba iki Orlando gali būti. Galėsimės nuvažiavti. Eisim susiot kilometrą į degalinę. Nu, lipkit, prašvinksit. Oho. Ten į bašį čia galvų važiuojant. Nereikia pasitikti, nereikia visais. Galva. Autokarai, va. O busas, parašyta. Varom. Tada jūs sakykit, pas mūsų ne autokaras, o busas. Ключи наложил, Tu, va. Juozai, čia, neš. Lengva. Taip, pandaruko ėmėtės, ėmėtės lengva. Nawet taki przyjdziemy do Wery. Idźcie pierwszy. Spotykamy się przy Weru. Czekajcie tam. Остапа, блин, такой провал попадает. Попадает, и Остапа A kortem jak ja jej. A gerai, ir.
Już ci część zwiadu wytrzymać nie mogąc, na harce wybiegł. Straszne, niepohamowane, jako lawina, która musi zetrzeć i zdruzgotać wszystko przed sobą. Nie takiej siły i hartu ducha krzyżacy się spodziewali. Łuków nacierających wojów. Jednak rycerze nie ugięli się pod gradem strzału. Widok przybliżających się szeregów krzyżackich wzmagał chęć odpłacenia krzywd, niezabliźnionych ran odwiecznemu wrogowi. Na którym stał Jagiełło, widać było z jednej strony walkę upartą, z drugiej klęskę mogącą za sobą pociągnąć niepowetowane straty. Kitas didelis žingsnis žengtas vėl Lietuvoje – 7 dienų lankininkų stovykla Marcinkonyse. Čia sustiprėjęs lankininkų būrys jau sėmėsi žinių apie šaudymo iš lanko technikas bei istoriją, nes dalyvių laukia 3 dienų trukmės Lietuvos landšaftinio šaudymo iš lanko čempionatas. Stovykla lokalizuota nuostabioje senovinėje dzūkų sodyboje, kurioje pati šeimininkė, archainių menų žinovė, kepanti pačią tikriausią ir skaniausią šiame krašte duoną, tuo metu išmokė ir mūsų jaunąją lankininkų kartą. Visą savaitę mokėmės archainių šokių, žaidimų, ruošėme įvairiausius senovinius Dzūkijos krašto valgius. Aplankė muziejus, kuriuose susipažinom su senaja buitimi ūkiu. Akmeninėse girnose sumalti grūdai suteikė pačią didžiausią pagarbą bei skonį pačių iškeptai duonai. Sviesto mušimo varžybos, grybautojų konkursai, žvakių liejimo menai, dienos virėjo rinkimai, drožybos konkursai su praktika parodė, kokie atkaklus ir bendruomeniški yra mūsų stovyklautojai. Stovyklos nauda atsispindėjo kiekviename nudirbtame darbe, tačiau viską vainikavo čempionato apdovanojimai. Įrodėme, kad net subjūręs oras negali palaužti atkaklumo, o pasiekti puikių rezultatų padėjo draugiški santykiai ir nuoširdus bendravimas. Visi didžiavomės stovyklautojų medaliais. Visos pretenzijos jam, jis kūreno pečių. Nieko nežinau. O nuo to iškūrenimo viskas ir priklauso.
Blynas kepa, Mikitukas sviestų tepa. Surepetuojam. Mikitienė blynas kepa, Mikitukas sviestų tepa. Mikitienė blynus kepa, Mikitukas sviestų tepa. Mikitienė blynus kepa, Mikitukas sviestų tepa. Mikita, Mikita, Mikitukas, Mikita, 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 Mikitukas, Mikita, 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 Mikitukas, Mikita. Norėčiau jums palinkėti labos nakties. Gerai pailsėt. Nakčia gali būti šalta, pas mus tikrai. Penkis vyriškus marškinius. Va, tik tai tokiu būdu galėjo pragyventi. Tai aš dar tiek negaliu pasiūti, aš reiškia dar mažiau dirbu negu bobutė. Sėdi siek, nuostaikis, švies, nevaidos savo sultyse, gyvinių jaučia dalykai, atsirgama save ir kas yra man šitas staklelis gražus, kur jau prašiau skambino padėjai. Tėvai eina dirbs, o žmogus su jais lieka. Ir čia yra atsiekavas, kad mes per vidurį, jeigu, pavyzdžiui, 11 valandų daro, jau matau, kad aš vaikus atvaidinu.
suprantama yra šaudymo iš lanko technika, tai čia turime kaip teisingai šaudyti. Tai dalis to seminaro susidės iš teorinio pasakojimo, o po to bandysim praktiškai įgyvendinti. Lankas, manoma, yra išrastas mažiausiai prieš 10 000 metų. Netoli veido, tik tai taip įmanoma gana tiksliai pataikyti. Vėliau mes pamatysim, kad buvo šaudoma ir neškia vien rankomis neįmanoma. Tiek templę reikia papildomų tokių kaladėlių. Čia dviejų skirtingų. Jo vadovavimo Korėjos komanda ne vieną kartą tapo. Pirmiausia, reikia atsistot teisingai. Atsistot šonu į taikinį. Stovėsenos du variantai yra, bet mes paimsim tiesią stovėseną. Kairės rankos statymas, tempimas iki. Jau ką tempėte už ausies. Kur yra taikymas akis ir galvas. Tai nėra strėlė. Strėlė kyla virš taikymo. Ir va tas trajektorija, kuris krenta virš jo. Neutralų, bet jeigu išeina prie pat, pačiam. Літало? Браво! Вильнемо! Вильнейко! Ей! Mes norime ir norime. Norime bulvių su grybais. Su kilkėm. Su kilkėm. Tomatų padaže. Gerai. Bebro uodegos. Pavojingas ar ne? A kur jau galva? Neplauni, bet jau tų paruoštų indų impili. Nu, pavyzdžiui, pradžiai šilto vandens 3 litrus. Atsamintys te praeities, paskui kovogais reiks irgi nepagailės. Dar kartą. Tu pas mane, tai čia tada būtų dar paprasčiau. Iš karto klojam lapus, kokius turi. Pabarstyti, tada svarbiausia, kad mums gerai atšauktų. Viskas, metodas aiškus, dyta. Nu, čia kaip susmalyti pyragas. Dabar žinokit, reikia, kad kraštai man, kad nuo jų atšauktų viskas. Ėmėm klevo, lapų, va šitų gerų pusį ir šlapės ir kliuojam ir taip visus kraštelius tik. Prašom. Ir va, kad jau lieka, tai žinokit, juos paskui padžiavim, tai žiemą. Dar potyrą. Ne ištisai, kad jau tenai, nu, visų dugnų padėk, bet, nu, kelis, va, rūdų. Mūsų šitam 15-14. Ir svarbu atsavai. Dabar, dažnai,
Nu, va, žiūrėkit, va, abrakadabra. Va. Matot, nieko nėra, bet mes dėsim. Rankutėm glostysit, vilkysit vandenėm ir kapsmėlio dėžėm kepsit pyragus. Va, švelniai glostydami ir kad būtų lygus paviršius, aišku. Aš negaliu. Reikia nejudėti. Nu va. Rašyk, man va. Kaip atrodo? Oi, nu tai nedabar. Iki, jeigu mes nepadengiam šitų glazūrų, tai jinai pluta juoda būna, negraži. O tepa, kaip užglazūruosim, tai žinokit, jinai ir plonesnė būna ir graži. Dar sakau, veikia ugnis ir veikia dievulis. Mes padarėm savo. Universalus dalykas ir šiluma, ir maistas. Ir kaip gaspadinė sako, kad einu, kuriu savo mašiną. Ir patingėts, bet jeigu papuola ant žarijos pastatyta, žinokit, tuo juozu bliekutė užgesina žarijos, tom vietų nekepa. Tai keli sausa, tai užsidėktų. Va, o dabar irgi, kodėl pušis, todėl, kad jinai turi savo spygliukuose tų kvapiųjų eterių, fitoncidai, kurie dar plus bakterijas irgi muša ir duoda kvapų formų. Tiek, imat ir šaunat ir jeigu mokat, pastumėt prie to šonų. Tiesiai ir iki galo. Tai pastum ir šalia vienas kitų. Varykit, o mes tada pakiravosim, jei nesiseka. Bet jums reikėtų prie šitos pusės priglaus. Iki galo prie šitos pusės. Kur? Į kairę. Į kairę. O, čia man. Sunku. Viskas. Duonų pašovim. Viskas, vaikeliai. Dar uždarom dangciu. Balansuodamas ir kruopščiai, kad o nykštys dedamas ant peilio. Nykštys yra blogai. O va tai šis ranka praktiškai mano kūno staukymo. O jaunų dar galiu pasitiekti ir tada su savo svoriu. Va, sukdama šitą ruošinį. Labai greitai. Va, nuo smaigalio pridedame ir spaudžiame. Ir šitaip drožti yra absoliučiai saugu, nes aš kito būdo pradžioje nemoku, va tokio ore drožinėti yra iš visko. Pusės nupjauti tą šaką. Šaka visada pjaunama iš tos pusės, kur palinkusi. Svaruko dirbti, va. Iš vienos pusės, iš kitos. Tvarkingai galima įsukti. Mediena čia Į tai ką droži. Riniuką. Žmonai dovana? Bus patenkinta. jo geri smulkus pjūviai, tai iš karto rezultatas aiškėja. Vyko grybo broliai. Sтой, kad mėgina. Pamatysi. Tai pasakyk, mes norim, gal paskui ne tas rezultatas. Priega turi būti. Gal ne tas rezultatas paskui gausis. 4 buratinai viename. Birutė, ką drožėt? Ko jų trūksta? Kreivą, tai tada pasižiūrim ir pasitiesinam. Va taip iš akies.
Ausis. Vaikelai senus dar. Viena iš karšelių kaimo. Nu, va, žiūrėsim. Kad vokas jau susmuš. Bet žinau, kad pasiruoš dėmesio startas. Žinokit, kad geras sviestas. Duosim. Žinokit. Viens, du, trys, viens, du, trys, viens, du, trys. Kad auksis. Šitas tokia. Irgi tokis geltonas. Geltonesnis. Iš kur? Tada dar vandenį pakeisiu. Va, nešu. Nežinau, tik tai plekšnojam. Aš tai mačiau, kad jūsų mokytoja tai daro tur nuotolinį. Tai va, nes Muš, dabar jau kirs. Gerai. Dabar pasiruoškit laukit. Gerai. Nelįsk tinklo. Neimk. Gerai. Rankutės. Nuprausiam, kad suminkštėtų šita plutelė ir pradėtų blizgėti. Va. Nugeria, tokių pareis iš pirties irgi gers nori. Arbatos visko. Geri. Ладно, круто, да? О! Я за вас рад. Visi begineriai, pradedantieji ir vaikai šaudo nuo juodų koliukų su geltonom mažymom šiandien. Tai jūsų bus artimi atstumai. Marius, 9 komanda. Jūras. Одиннадцатая. Karolis.
žinai, nuvarėm kitur. Nu ir ką, mums šaut reikia. То есть мимо тебя будем шел. Pagulėjo visą žiemą. Posłuchaj. Stoi ten. Здоровья Санса Луберкуса. Žiūrėk, man tačiau. Ну как? Вы покрываете. Чипсак. Ага. Ką? Ага! Negirdi. Ага! Lyja biški. Nu tai šaudyk, va, stovi. Надо из пастус. Но подводный вертолет. Ale biški rastoja, matyti išgėrė. Nu. Я стоял. Yes.